namuose. Dėl to tų klausimų visą laiką, kiekvieną kartą jų yra, atsiranda ir jų tikėtina ir bus. Tai vieną kartą per metus su sisteminė informacija pamatė ir parodė, kas keičiasi per metus, kokie buvo priimti tarybos sprendimai, kas pasikeitė galbūt ministerijos lygmenyje, kaip mes gyvensime šiais metais. Pabandysim žinant atsakyti, bet šiandieną labai trumpai susistemintai pabandome pakalbėti, kas įvyko mieste per tam tikrą trumpą laikotarpį ir ką mes šiandieną mieste padarėme, kas irgi šiek tiek siejasi su daugiabučiais. Be abejo, matome, kad miesto teritorijose, jūsų gyvenamuosiuose namuose bendrų žaliųjų plotų mažėja ir jie dažniausiai mažėja automobilių sąskaita, automobilių aikštelių sąskaita. Kai mieste pjaunami medžiai kažką įrengti, dažniausiai žmonės piktinasi, tačiau savo kieme, savo aikštelėje nori, kad ten liktų plynas laukas. Tai sutvarkėme Žuvinto skverą, po daugybės metų pastatėme miesto sodo estradą, įrengta žiedinė sankirta Kauno ir Tvirtovės, Kauno ir Jonynų gatvių sankirtoje. Tikrai Putinų mikrorajonui praėjusiais metais nepasisekė šiek tiek, jeigu taip galima sakyti, buvo pakankamai sudėtingas eismas būtent Putinų mikrorajone. Išasfaltavome pagrindinę ir arterinę Merkinės gatvę, įrengėme poilsio zoną prie Nemuno senojo pliažo, rekonstravome Juozapavičiaus tiltą per rekordiškai trumpą laiką, beveik per 3 mėnesius rekonstruotas tiltas. Ir tiltas tikrai sukėlė vėlgi pakankamai nemažai nepatogumų, nes tuo pačiu metu susisiekimo ministerija pradėjo remontuoti tiltą pro Kaniukus. Tai 2 tiltai užsidarė mieste, buvo pakankamai sudėtinga vienu metu mums gyventi. Sveikatos take atsirado naujos poilsio erdvės, atsirado sporto inventorius, atsirado daugiau suoliukų, nes miestas šiek tiek sensta ir žmonės vis dažniau prašo įrengti papildomus suoliukus, kad būtų patogiau pareiti iš turgus, iš prekybos centro ar išėjus pasivaikščioti. Visame beveik mieste virš 3000 atsirado naujų šviestuvų, lediniai šviestuvai pakeitė natrio lempas ir per metus nei daug nei mažai sutaupome beveik 2 milijonus kWh elektros, tai beveik yra $500 000 kiekvienais metais susitaupo dėl naujų miesto apšvietimo stulpų. Ir šiaip pasikeitė stulpai, tikėtina atsirado bendras įvaizdis ir vaizdas mieste, visi juodi tamsus, kurie neatkreipė mūsų miesto dėmesio. Matučio parke atsirado naujas poilsio takas, einant toliau. Mums svarbiausia, ką nuveiksime šiais metais ir kaip mes gyvensime, ir dažniausiai žiūrėjome dėmesį, kreipėme į daugiabučius namus, tai pirmiausiai pabaigsime Kauno gatvės remontą ir pagaliau sujungsime Putinų mikrorajoną su miesto centru. Nes ilgai lauktas projektas įgyvendinamas, šiais metais sugebėjome pusę pabaigti, kitais metais susijungs ir nauja gatvė, ir naujas pėsčiųjų takas, ir naujas apšvietimas. Ir tikėtina jau į tą gatvę negrįšime daugiau apie 20 metų. Jiezno Sakų Lakūnų gatvė, tai čia gal daugiau yra Lakūnų gatvės gyventojams, daugiabučiams ten yra prie mūsų aerodromo, įrenginėjame naują žiedinę sankirtą, keisime visą Jiezno gatvę, abiejus pėsčiųjų takus. Tai vėlgi šiek tiek bus nepatogu važiuojantiems Jiezno gatve, arba kitaip sakant, pirmam Alytuje link Alytos. Bus įrengiami Putinų Jonyno gatvės sankirta, tai vadinama prie statybininkų profesinės mokyklos, mes dažniausiai taip sakome. Tai Putinams vėl šiek tiek nepasiseks, nes tuo metu ten atsiras žiedinė sankirta ir atsiras naujas kelias, kur dabar yra į stambiagabaričių aikštelę, tai įsikirs į naują mūsų gatvę, kur yra prie Medvilnės buvusio kombinato. Bus Jonyno gatvės sujungimas su Audėjų gatve, kaip ir minėjau, Lauko gatvės remontas. Vėlgi nemažos pajėgos atiteks Putinų mikrorajonui, buvo sutvarkyta Miklusėnų gatvė praėjusiais metais, o šiais metais bus tvarkoma Lauko gatvė. Tikrai susitiksime su gyventojais Lauko gatvės, nes reikės apsitarti, kaip judėsim eismas, nes jei norime, kad padarytume gatvę per pusę metų, tikėtina reikėtų uždaryti visą eismą. Jeigu šiek tiek per ilgesnį laikotarpį, tikėtina reikės etapuoti, žiūrėti nuo kur, kaip įvažiuoti, bet tikrai ta gatvė yra viena iš tų gatvių, kur jungiamųjų,
jungia į kelias mokyklas, tai Šaltinių mokykla, toliau Panemunės mokykla, 3 darželiai yra toje teritorijoje, tai tikrai eismas yra pakankamai didelis toje gatvėje. Toliau gavome papildomas lėšas iš ES ir ministerijos, planuojame Juozapavičiaus gatvę, tai nuo tilto, iki parduotuvė, iki vadinamos kolegijos sankryžos. Tai šita gatvė apie pusės bus sutvarkyta, bus įrengti nauji dviračių ir pėsčiųjų takai, atnaujintas apšvietimas. Baltosios rožės tiltas, ilgai lauktas mūsų užlipimas arba vadinamas serpantinas. Šitoje vietoje jau pradėti darbai rudenį, dabar atšalo, negalime tęsti darbų, bet tikėtina pavasarį. Ir labai prašau, kad įmonė, kuri įrenginėja, tos darbas pabaigtų iki miesto gimtadienio, nes miesto gimtadienį turim daug svečių, manau, kad būtų labai gražus simbolinis dalykas. Be abejo, nežinau, ar matėte, ar matysite, dar prasidėjo darbai pėsčiųjų tako kitoje Nemuno pusėje. Šioje Nemuno pusėje mes turime sujungimus 3 tiltus susijungę pėsčiųjų takais. Šiais metais tikėtina kitoje Nemuno pusėje nuo pėsčiųjų tilto iki 1000 tilto ten atsiras nauji pėsčiųjų takai, kaip mes galėsime apvažiuoti visą žiedą, ne 10 km pėsčiųjų takais. Prie kolegijos atsiras migrauzėlė skulptūra, pasinaudojus ES paramą ir be abejo miesto sodas įsigyvendins mūsų senasis projektas, kai atkursime miesto sodą tokius, kokius buvo, kai jūs buvote jauni arba kai jūsų tėvai buvo jauni. Tai atkartosime tuos pačius suoliukus, atstatysime tą fontaną, kuris buvo prieš 50 metų. Miesto sode atsirado vadinamai plašetkė arba šokių aikštelė, atsiras nauji takai, apšvietimas, suoliukai ir mažoji infrastruktūra. Tai labai svarbi skaičiai matote ekrane, tai svarbiausia gyventojai dažniausiai atėję į priėmimą klausia dėl automobilių aikštelių. Jeigu pažiūrėjus į skaičius, 2019 metais miesto daugiabučių aikštelėmis 50-50 vadinamai programai buvom skyrę šiek tiek daugiau nei 100 000, 21 šiek tiek daugiau nei 200 000, 22, 3 ir 4 praktiškai buvo iškritę, nes buvo COVID-as, o po COVID-o buvo tikėtina buvo priimtas įstatymas, kad gyventojai, kurie nori įsirengti aikšteles, turi sumokėti infrastruktūros mokestį. Ir jis buvo tikrai labai didelis. Tai sumažėjo iki 2 aikštelių, kurios norėjo gyventojai įsirenginėti. Įstatymui pasikeitus ir pakeitus įstatymą vėl gavome pakankamai nemažai prašymų. Tai praeitais metais įrengėme 20 automobilių stovėjimo aikštelių daugiabučių kiemuose ir įrengtos 423 vietos jūsų automobiliams. Tai praėjusiais metais buvome skyrę metų pradžioje 300 000, tačiau pamatėme, kad neužteks. Su gyventojais susitikome jų aikštelėse ir priėmėm sprendimą įrengti visas. Šiais metais, metų pradžioje, į biudžetą įsidėjome 600 000 ir tikėtina, kad vėlgi pagal prašymų skaičių, nežinau, ar užteks visiems, bet jeigu neužteks, atsiras tam tikras eiliškumas ir kam yra prioritetai. Žinote, prioritetai yra daugiabučių aikštelėse dažniausiai yra, jeigu dalyvauja renovacijos programoje arba modernizavimo. Toliau, jeigu daugiau prisidedi, ir trečias prioritetas daugiabučių namų butų savininkų skaičius ir vietų skaičius. Nes Alytuje yra 100 butų namas, turi 10 vietų ir yra 40 butų namas, turi 25 vietas. Tai šiandieną šiek tiek prie kavos kalbėdamas su jumis, aš šiandieną buvau sutikęs. Tai kai kuriems pasakė, kad jau beveik užtenka, kas įsirengė naujas, kas dar nespėjo, kas rengėsi projektus, tai turime žmonės, kurie šiandieną, direktorius matau yra ir kiti yra žmonės, tai atsakys jūsų klausimus, netikėtinimo klausimų dėl aikštelių tikrai pakankamai bus ir ką mes toliau darysime. Jeigu einant toliau, tai mums labai svarbu daugiabučių namų kiemų apšvietimas. Prieš 3 ar 4 metus esame parengę programą, kad 90% prisidedame prie jūsų daugiabučio namo apšvietimo, tačiau kol kas tai nėra populiari programa, o daugelis iš jūsų kiemų yra pakankamai tamsus. Ypatingai mes tą pastebime, vasarą gal nepastebime, nes vėlai temsta, bet ypatingai pastebime tą dalyką, kai ateina tamsus periodas, žiema, ruduo.
tada matome, kad daugiabučių kiemai yra iš tikrųjų pakankamai tamsus, nesaugus, tada įvairūs įvykiai ir taip toliau, taip toliau. Tai kiekvieną kartą mes skatinam gyventojus, ne tik, kad mes apšviečiame gatves ir pėsčiųjų takus, raginam ir pačius gyventojus apsišviesti savo daugiabučių kiemus. Mažiau įvykių, mažiau vagysčių, saugiau ir panašiai. Be abejo, dėl vaizdo kamerų tinklo šiais metais bendradarbiaudami su Alytaus miesto ir rajono policijos komisariatu, kadangi toks dabar atsirado, buvo apskrities policijos komisariatas, dabar ir atsirado miesto rajono, perdavėme visą prieigą prie kamerų tiesiai policijai, kadangi anksčiau būdavo, jei įvyksta koks incidentas, tai kitą dieną mūsų darbuotojai atsuka vaizdo medžiagą, įrašą, perduoda policijai ir panašiai, o šiandieną policija dabar gali, šiandieną ir šiuo pačiu metu gali stebėti 186 vietose, vienu metu gali būti policijos pareigūnas, stebėti, kas vyksta, o kad mieste visko vyksta, dar iki šiol vyksta. Ir turto gadinimo, ir vagysčių, ir įvairių nusikalstamų veikų, tai tikrai policija šiandieną gali operatyviau, greičiau ir panašiai daryti. Aš žinau, kad kai kurie iš jūsų daugiabučių namai irgi turi tam tikras kameras, ne visi, bet kurie turi, ir tą medžiagą galbūt naudoja. Tai galbūt šiandieną, kai policijos komisaras kalbės su jumis, galbūt galėsite pasidalinti tą informaciją, kas turite kameras, nes kada jūsų kameros mums padeda labai išspręsti tam tikrus klausimus ir atsakyti, kas yra kas. Jeigu kalbant, labai populiari programa šoninis automobilių parkavimas, tai būtent gatvėse įrengėme Miklusėnų, Topolių, Šaltinių ir prie Likiškėlių progimnazijos 4 vietose, ten, kur neįmanoma įrengti daugiabučių kiemuose, arba nėra vietos, arba daugiabučiai taip suplanuoti, kad 4 daugiabučiai dar viduryje boilerinė, tai iš principo nebėra vietos, tai įrenginėjame tas šoninio parkavimo vietas būtent šiose vietose. Tai ateinanti, kur mes planuojame daryti, tai yra suplanuota Kaštonų gatvėje, kadangi Kaštonų gatvė irgi viena iš tokių jungiamųjų gatvių, yra vadinamoji Vidzgirio mokykla, Drevinuko padalinys, Benedikto mokykla, Jotvingių gimnazija, yra kiti darželiai ir gatvė yra pakankamai aktyvi ir pro ten pravažiuoja 1000 automobilių. Tikrai nėra saugu vaikams eiti į mokyklas ar iš jų grįžti. Tai šiais metais planuojame ten įrengti papildomas šoninio parkavimo vietas gyventojams ir kad galėtų gyventojai susiparkuoti. Be abejo, pati savivaldybė pradėjo spręsti klausimą, kai gyventojai tarpusavį nesusitarė. Tikėtina nėra pirmininko, kai kuris pasiūlęs daryti aikštelę arba nedaryti, yra dalis žmonių, kurie sako, kad reikia, dalis žmonių sako, kad nereikia. Ir taip čia istorija ir tai bus vyresniems žmonėms, seniorams, kurie nevairuoja automobilių, jiems nereikia, jaunesniems žmonėms reikia, net ne po vieną vietą dažniausiai reikia. Tai kai kur nerasdavom sprendimų arba vidiniuose kiemuose nebūdavo vietos, kaip ir pavyzdžiui štai čia, Jurgiškių mikrorajone, vidinėme kieme buvo nei daug, nei mažai, buvo 20 nepilnai vietų, nors jeigu galima skaičiuoti, kai automobiliai suvaromi ant pėsčiųjų takų, 20 automobilių tilpdavo kiemuose. Čia nei daug, nei mažai, 3 9-aukščiai ir 5 aukščiai, tai čia gyventojų skaičius yra apie 1000 gyventojų. Tai tikrai 1000 gyventojų 20 automobilių vietų, sakykite, kad nėra geriausias sprendimas. Tada žmonės statydavo Jurgiškių gatvėje prie pėsčiųjų tako, statydavo autobusų stotelėse, statydavo ant pėsčiųjų takų, ant žaliosios vėjos ir panašiai, ir atsirasdavo konfliktas. Gyventojai tarpusavį mes siūlėme šitą sklypą, kuriame įrengėme aikštelę, jiem patiem pasimti, įsispręsti, pasidaryti savo parkavimo vietas, gyventojai nebesusitarė. Visi norėjo savo vietą nusipirkti ir panašiai. Tai būtent tokioj kaip Jurgiškių, taip pat esame sprendę Vingio gatvėje vidinę aikštelę, kur gyventojai tarpusavį nesusitarė, tada ateina savivaldybė ir įrengėme mes. Tai šiandieną yra viena numatyta aikštelė Naujojoje gatvėje prie Laputės parduotuvės ten vidiniuose kiemuose, lyg tai tarėme su gyventojais, nes ten irgi nerandame sutarimo, gyventojai tarpusavį nesusitarė, tada ateina savivaldybė čia į pagalbą ir bandome spręsti, nes automobiliai vis dėlto turi kažkur jie prisiparkuoti ne ant žalios vejos ar ne vaikų
žaidimų aikštelėse. Einam toliau. Ir vaikų žaidimo aikštelės, tai kiekvienais metais mikrorajonuose stengiasi savivaldybė atnaujinti ir kas metus 4-5 aikšteles atnaujiname. Įrengėme šiais metais prie Lygiškelių progimnazijos didelę aikštelę, Putinų gatvėje, pačiam gale 60 namo didelė aikštelė krepšinio, Ulonų gatvėje 10, prie Vidzgirio mokyklos ir Statybinių gatvėje 46. Planuojamas įrengti Kernavės gatvėje didelę vaikų žaidimų aikštelę, kadangi iki jaunimo parko ar iki artimiausių mokyklų yra didelis atstumas, o daugiabučių namų koncentracija ten yra pakankamai didelė. Jaunimo gatvėje 3 prie bendruomenės centro, šiais metais įrengsime Vilties gatvės 30, Alytaus Piliakalnio papėdėje ir galbūt jūsų kieme, jeigu bus toks noras. Be abejo, kiekvienas gyventojas, sakytum, šiandieną kalbėjau čia su kažkuriais namų pirmininkais, sakė, menė pas mus liko tik senjorai, niekam nereikia, vaikų nėra. Iš tikrųjų, tų vaikų yra ir jeigu pamatysite per miesto gimtadienį, ir jaunimo yra, ir vaikų yra. Tik tai dabar galbūt jie ne laukia žaidžia, o prie kompiuterių, arba jau gal net nėra kur laukia žaisti, nes mūsų automobiliai užėmė jų parkavimo, jų žaidimo vietas ir panašiai. Tai ten, kur gali savivaldybė renginėje pati, jeigu gyventojų atsiras noras ir prisidėjimas, be abejo, galėtume dalyvauti infrastruktūros tvarkoje 50-50, jūsų kieme savivaldybė su mūsų prisidėjimu ir jūsų prisidėjimu galėtų atsirasti aikštelė tokios, kokios jūs norite ir jeigu yra poreikis. Ir labai dažnai mes sulaukime klausimų dėl želdynų, dėl medžių pjovimų, tai šiandieną turime aplinkos skyrių, aplinkos skyrių. Labai dažnai gyventojai nusprendę, prisodiname bet kaip, kažkada tai prisodinome bet kur medžių, nesuprasdami, kad medis auga, kad medis plečiasi, po to pradeda gaminti pastatus, balkonus, namo sienas, pamatus ir panašiai, ir ateina laikas įsipjauti, tada savivaldybė pasako, kad reikia susimokėti. Tai ne savivaldybės mokestis, tai yra aplinkos ministerijos atsakytas mokestis už kiekvieną medį, kuris yra, jeigu jis yra saugotinas ir jį norint išpjauti, vis atsiranda tam tikras mokestis. Kur tas mokestis eina, tai 80% to mokesčio miestas panaudoja kitiems želdiniams atstatyti, 20% eina sveikatos apsaugai, tai perkame mamografus, tomografus ar visus kitus brangią medicininę įrangą, būtent prisidėdami šitais pinigais. Tai jeigu šiais metais ar kitais metais planuosite sodinti augalus, kurie gal yra saugotini, pagalvokite, koks tas medis bus po 20-30 metų, gal tuo metu mūsų nebus, bet iš tikrųjų ateities kartoms sukursime vėl, kaip jisai atrodys ir kaip tai bus. Tai tikrai savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius, kalbėdamėsi su gyventojais, dažnai gyventojai prašo mūsų savivaldybės padėti, tai duodam sodinukus, įsisodinti, tarkim, kažkokios medelius ar krūmus ar panašiai. Tai jeigu aktualu prie jūsų namo ir norite pagyvinti aplinką, tikrai ateikite, mes prisidėsime. Kiekvienais metais mes renkame daugiabučių namų kategorijoje aplinkos tvarkymo konkurso laureatus, tai matome, kad prie jūsų namų, prie jūsų daugiabučių yra įspūdingų ir gėlynų ir įspūdingai tvarkančių aplinką. Tačiau, jeigu žmogus yra laiptinėje, geras žmogus, kuris tvarko, yra. Bet jeigu jo nėra, tai geriausiai žolė, jeigu ne iki kelio, ne, būna visai. Tai priedangos labai svarbus dalykas, apie ką mes turėsime kalbėti. Tai pasakysiu, kas buvo, kokia priimta nauja tvarka. Tai kaip atrodome, 25 metais buvo skirta 300 000 eurų ir modernizavome 10 modernizuotų priedangų. Šiais metais yra numatyta 320 000 ir modernizuosime 8 priedangas. Jeigu taip atvirai, mieste yra 55 priedangos, aš parodysiu žemėlapį, ir jos gali sutalpinti pagal mūsų skaičiavimais apie 35 000 miesto gyventojų. Jei įvertinus žmonės, kurie gyvena nuosavose namuose, vienbučiuose namuose, kai kurie turi rūsius, tai tikėtina tas skaičius dar šiek tiek didėtų. Esame Lietuvoje ar daug ar nedaug, esame 5. vietoje, pakankamai geras statistinis rodiklis. Ir šiais metais ministerija, dar tai šiuo metu gaunama dokumentus su ES lėšomis, planuoja skirti dar mūsų visam regionai kelis milijonus eurų tam tikrų priedangų atsiradimui. Tačiau taryboje prieš 3 mėnesius buvo pradėtas svarstyti klausimas,
apie priedangų atsiradimą jūsų daugiabučių namų rūsiuose, tai yra tokia tvarka 50-50, kaip ir aikštelių tvarka, kad maksimali suma galite gauti iki 5 000 eurų, 5 000 turėtumėte prisidėti jūs. Ir čia yra išvardinti visi darbai, kas yra kompensuojama. Kokie darbai yra kompensuojami, tai yra nustatyta vyriausybės tam tikrų sprendimų, ką mes galėsime, tai yra apšvietimo įrengimas, avarinio apšvietimo įrengimas, įėjimo, tarkim, priedanga durų atnaujinimas, nedegios, galima nuotekų šalinimo sistemos Rusija įrengimas, autonominės elektroenergijos tiekimo sistemos taškų įrengimas, gaisro signalizacijos įrengimas, taip pat sulankstomų baldų įsigijimas, jeigu toks yra. Tai, kai šiandieną nėra, mums atrodo, kad vis yra gerai, bet jeigu neduok die ateitų diena X, tikėtina, kad mums tų dalykų tikrai prireiktų mūsų galbūt ir pastatų rūsiuose. Aš nesu tas didelis fanatikas už daugiabučių namų rūsiuose. Blogiausia yra tai, kad daugiabučių namo rūsys turi dažniausiai vieną įėjimą ir vieną išėjimą. Tai yra labai blogai, nes langeliai, kurie galėtum evakuotis vyresniam žmogui, o tie tos didžiosios patalpos specialistai čia ir šiandieną, ir kai padiskutuosime, prieikite, pasakysime, kur kreiptis, kokia yra tvarka, kokie yra aprašai ir ką mes turime daryti. Pėsčiųjų takai, aš manau, kad irgi aktualu, daugybė pėsčiųjų takų, kuriuos tvarkėme, bet šiandieną norime pateikti tai, ką šiais metais tvarkysime. Tai numatyti yra pėsčiųjų takai prie Volongėlės darželio, prie Pulko gatvėje, prie Žuvinto turgaus, Stoties gatvėje, Jurkiškių gatvėje, visa Nemuno kairioji pakrantėje, Kauno gatvėje sujungsime su Putinų centru, tai ir centru, tai čia visas pasidarys dar vienas takas, Juozapavičiaus gatvėje atsinaujins iki Panemunių gatvės, Artojų gatvėje, Statybininkų gatvėje nuo Jurkiškių iki Punsko ir Likiškėlių gatvėje nuo Maksimos iki Santaikos, nuo Lidlo praktiškai iki Santaikos gatvės. Nei daug, nei mažai planuojame įrengti 10 500 metrų naujų arba atnaujinti pėsčiųjų takų. Palyginus su tais pėsčiųjų takais, kuriuos darėme šiais metais, tai tikrai pėsčiųjų takų vaizdas ir mieste tikrai smarkiai pasikeis. Ką darome dar? Galbūt kai kas kritikuoja mus, o kai kas giria. Tai, pavyzdžiui, ardėme praėjusiais metais sveikatingumo tako pėsčiųjų taką. Tos plytelės, kurios buvo geros, mes jas panaudojame naujojoje gatvėje, gal matėte, nuo Laputės parduotuvės einant link Maksimos, išdėjome visą taką. Kad neišmesti, bet tas trinkeles panaudojame, ar plyteles, daugelis kitų plytelių buvo panaudota mūsų vaikų darželių teritorijose, kurios yra pakankamai geros, todėl mes jas perkeliame kitur panaudojame, o ES lėšomis pasinaudoja įrengėme naujus pėsčiųjų takus. Tai 10 500 metrų yra pakankamai nemažai. Be abejo, mes ilgą laiką sprendėme, ką daryti su boilerinėmis. Nežinau, ne visi turi boilerinės, bet tie pastatai, kurie yra daugiabučių kiemuose, jie praradę vertę, jie nebeteikia jokios prasmės, tiesiog yra pastatas ir tiek. Kai kas nusipirko, įsirengė namus, prieš 20 metų pradėta išpardavinėti jas, kai kur atsirado kažkokie serviziukai, kažkas atsirado parduotuvėlės, gal net kai kur yra įrengtos. Tačiau savivaldybėje prieš 2 metus priėmė sprendimą ten, kur yra šilumos tinklai valdos boilerinės, nupirkti ir tiesiog jas nugriauti. Nes jos nepušia kiemo ir panašiai. Ir čia viena iš, man atrodo, Putinuose prie stoties autobusų esanti boilerinė, čia va buvo, čia jau jos nėra. Ir tiesiog, kur yra daugiabučių kiemuose, ir taip trūksta vietos automobiliam, ir taip trūksta žalumos, ir taip trūksta
vaikų žaidimo aikštelių, bet dar yra pastatas, kuris netarnauja nieko, kuris yra apleistas ir panašiai. Gyventojai patys neturi lėšų arba nenori jų nusigriauti, nes tai yra pakankamai brangu. Tai čia ateina savivaldybė į pagalbą, nugriauna, sulygina su žeme ir tada spręsite jūs, kas ten turi atsirasti. Ar vaikų žaidimo aikštelė, ar parkavimas, ar sodelis, ar, nežinau, sauliukai, laisvalaikio ir panašiai. Tai yra jūsų sprendimas, o šitoj vietoj, o mes su tuo sprendimu tada galvojame, ką toliau daryti. Ir žvyruotos gatvės, gal žvyruotos gatvės dažniausiai į daugiabučius nėra žvyruotų gatvių. Anksčiau visą laiką darydavo miestas žymiai daugiau žvyruotų gatvių, bet mažiau paprastų gatvių. Ir mes puikiai supratome, Alytuje yra tokia Upelio gatvė, 5 namai yra toje Upelio gatvėje. Jos rekonstrukcija pakankamai brangi. Bet, pavyzdžiui, Merkinės gatvėje, jungiamoji gatvėje, į sodus, išvažiuojant iš miesto, jungia kelis šimtus namų. Tai pirmiausia pradėjome perkyti poziciją, kad pirmiausia reikia daryti ten, kur daugiausiai pravažiuoja automobilių. Tikėtina sutiksit su manim, kad Kauno gatve pravažiuoja bene didžiausias miesto automobilių srautas, palyginus su, tarkim, nežinau, technikų gatvėje, ne? Ten irgi yra 7 ar 8 gyvenamieji namai. Tai pirmiausia dėmesį ten, kur jūs važiuojate, kur daugiausiai važiuoja automobilių, o po to tvarkome tam tikras gatves. Bet šiais metais irgi numatę esame sutvarkyti 3 gatves, toliau eisime pagal sąrašą ir eiliškumą. Ir labai noriu padėkoti visiems, tikrai daugiabučių namų kiemai. Čia matau pirmininką, kuris sakė, kad papuošė savo namą, bet gyventojai už elektrą liepė pirmininkus sumokėti, nes 30 centų daugiau sąskaita buvo. Tai, mylėjai, kalėdos yra kalėdos. Ir mes nesugebam, iš tikrųjų, jeigu turai, mes nesugebam miesto papuošti vieni viso, dažniausiai papuošiam centrą, gal pastebėjote, šiais metais atsirado ir žiedai papuošti, atsirado ledas, kava, arbata, ar čia visa kita, bet nesugebam kiekvieno daugiabučių namo ar prie kiekvieno, bet kalėdos tai mums pas mus visus ateina. Tai dažniausiai kai kam bendruomenėms net prašo ar žaislų, ar dar kažkokiai, kai viena miestas šiek tiek pagelbėja, bet ką jūs darote savo namuose, puošite, darote, lipdote senius, na, tai aišku, kad per kalėdas sniego nebuvo, dabar, kai jau baigėsi kalėdas ir sniego atsirado, ir šalčio, bet tai, kad puošitės, ačiū, nes tikrai vertinam ir miestas kiekvieną kartą vis gražėja, vis daugėja. Ir tarp kitko, mes sveikinam tuos daugiabučių namų atstovus, kurie gražiausiai pasipuošė. Ir žinote, nuvažiavau į vieną gatvę prie kalėjimo, ten toj teritorijoje, ir pas pirminį klausiau, ar nepavogė. Tai gražiai prikabinta, pripuošta girliandos, sako, merė, nežinau, iš kur atsiranda papildomai žaisliukų. Visi įdami atneša savo. Tai šitoje vietoje tai aš džiaugiuosi, kad atėjo laikas, kad mes neniokojam, o patys dapuošim. Tai tikrai yra labai gražu ir bendruomeniška, nes kalėdos yra apie kalėdas, ane? Ir tada viskas, laikas klausimams, tai gal klausimai šiek tiek vėliau. Gerai, sutarėm taip, aš grįšiu čia tai dabar gal čia nežinau kaip eiliškumas policija, tas anas trečias pristatys savo idėjas, naujienas ir panašiai, o po to grįšime, nes tikėtina klausimų turėsite, tai pabandėm susisteminti, tai greitai prabėgti, kaip tas per metus keitėsi miestas ir kokie iššūkiai jūsų laukia. Jo, tai ačiū merai. Rasa, paprašysiu tavęs, tada gal galėtum kiekvieną eilį pasiūsti po 5 lapelį įsipylėtą su tušinukais ir klausimus užrašę, kitoje pusėje galbūt surinkame ir baigoje atsakinėsime. O dabar noriu pakviesti mūsų Altu savivaldybės įmonės vadovą Domantą padaryti savo pranešimą.